Na ir pereinam prie to visuomenės lygio, kas dedasi toj platesniai visuomeniai, kas daro įtaką. Tai pirmas dalykas, kad patyčios vyksta ne tik tai mokykloje. Patyčios vyksta, pavyzdžiui, sporto kolektyvuose. Tai dėl to mokykla, vėlgi, būtų keista, jeigu mokykloje nevyktų tų patyčių ir žeminimo, kai aplink mokyklą, kitose aplinkose tie dalykai vyksta. Kitas dalykas, kad patyčios, kaip minėjau, yra viena iš smurto formų. Ir šiaip smurtas galima įsivaizduoti kaip tokį medį. Reiškia, ir patyčios viena šaka, bet yra daugiau šakų. Ir tas smurtas jis paprastai nevaikšto po vieną. Vėlgi, būtų labai keista, jeigu staiga vaikai labai agresyvūs tarpusavyje, reiškia, suaugę žmonės visiškai neagresyvūs ir labai, kaip tik, draugiški, pagarbiai bendrauja ir taip toliau. Tai yra visokiausių duomenų. Pavyzdžiui, smurtas, reiškia, kaip minėjau, savižudybės yra priskiriama prie smurto, kai žmonės save sunaikina. Tai šitos jūs duomenys tikrai žinot, kad tokiam tarptautiniam kontekste, skaičiuojant 100 000 gyventojų, savižudybių rodiklis yra, jis jau dabar truputį mažesnis, čia yra 2002 metų, jis gal yra jau kažkur šitoj vietoj. 37, ten 38, ar tuo metu buvo 43 savižudybės 100 000 gyventojų. Ir jūs galite stebėti, kad yra šalis, kur ženkliai mažiau tokio yra save naikinančio elgesio. Vakarų Europą, reiškia, nuo 18, matot, ir žemiau. Italijoje 6 savižudybės 100 000 gyventojų. Čia jaunų žmonių, reiškia, savižudybės, tai vėlgi 100 000 gyventojų, jaunų žmonių yra vėlgi daugiausia Lietuvoje. Matot, Lenkija, Latvija mažiau turi, Britanijoje 3 savižudybės 100 000 gyventojų. Tai čia apie savižudybės, bet, yra jau žmogžudystės, tai čia jau vėlgi tokia labai radikali ar nesmurto forma. Tai jeigu mes čia žiūrėtume, tai jaunų žmonių, kiek yra nužudoma, tai skaičiuojam, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, žiūrėkit, 0,6, 0,9, dabar Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje 5,4. Tai, sakykime, daugiau negu vakarų ir centrinėje Europoje, keletą kartų. Bet mažiau negu Baltarusijoje, Rusijoje, ar JAV. Tai, čia vėlgi, čia yra tokia ledkalnio viršūnė, reiškia, jeigu žmogžudysčių yra, sakykime, tiek, tai yra žymiai daugiau bandymų nužudyti. Tada yra dar daugiau, reiškia, tų žmonių, kurie, kaip sakyti, naudoja, reiškia, smurtinius konfliktus įvairiausius. Tai kurie dar nepasibaigė mirtim ir taip toliau. Kas dar prisideda prie to, kad tas agresyvus elgesys klesti, tai aš sakyčiau, kad labai palankios nuostatos, smurtui palankios nuostatos. Dėl to, kad yra pakankamai daug žmonių, kurie galvoja, kad smurtiniu būdu yra gerai spręsti problemas. Ir čia yra vėlgi citatos iš, reiškia, tam tikrų komentarų, kuomet suaugę žmonės rašė, kaip reikia spręsti smurto problemas mokykloje. Tai vienas iš jų skamba taip: smurtą geriausiai ir efektyviausiai sustabdo smurtas. Taip jau yra nuo seno ir ko gero išliks, juk žmogaus smegenys nesikeičia. Gražiais žodžiais ir nuolaidžiavimu nieko nepasieksi. Kitas jau turbūt tėtis rašo taip: pakeltų prieš mano vaiką toks ranką, tai taip atvanočiau po pamokų, kad bijotų kitą kartą ir pažiūrėti, kodėl dėl tokių brudų turi kentėti nekalti vaikai. Ir žymiai daugiau tų komentarų. Taip pat yra duomenų, kurios tikrai irgi, jeigu gilinatės, tai vis pastebit, kad įvairūs tyrimai atskleidžia, kad kai yra matuojama
tolerancija. Tai čia yra tik tai viena iš iliustracijų tokio didžiulio tyrimo, kur 32 Europos valstybės dalyvavo. Reiškia, kur buvo klausima kaimynai, jeigu būtų vienokie ar kitokie. Tai ir žmonės žymėjo, kad tokių aš nemėgčiau, tokių nieko, reiškia, o tokių nemėgčiau. Tai va aš tik tai vieną skaidrę ištraukiau čia. Tai čia yra pozicija 32 šalių kontekste. Čia yra procentas, kiek žmonių toj šaly sakė, kad nenorėtų tokio kaimyno. Tai Ukrainoje, Baltarusijoje, Lietuvoje, 5-6 iš 10 sakė, AIDS sergančio žmogaus tai kaiminystėje nepakęsčiau. O Islandijoje, Švedijoje, Danijoje tai nepilnai 1 iš 10. Tai klausimas, ką čia tas reiškia. Nereiškia ir daugiau turbūt ant tų klausimų visokiausių yra, ir kitos tautybės, ir kitos religijos. Vis kažkodėl tai tos šalys ypatingai tos posovietinės labai nemėgsta kitokių žmonių. Kažkodėl. Taip pat noriu atkreipti dėmesį ir žiniasklaidos vaidmenį, nes tas yra labai aišku, kad žiniasklaida prisideda prie to formavimo, reiškia, nuostatos, kad smurtas ir agresija yra, tinkamas elgesys. Pavyzdžiui, čia reiškia, Jungtinėse valstijose jie paskaičiavo taip, kad iki tol, kol vaikai pradeda lankyti mokyklą, jie jau būna matę daugiau kaip 8 000 žmogžudysčių ir virš 100 000 smurtinių aktų. Iki kol pradeda lankyti mokyklą. Tai mes galime įsivaizduoti, koks srautas eina, reiškia, smurto per televiziją. Man atrodo, čia labai paprasta tą patikrinti, kai parduotuviai nueinam ir filmus galim pasižiūrėti, tai ir pasižiūrėti, kiek ant jų rasim šautuvo nupiešti. Pabandykit pažiūrėti, tai procentas didelis yra. Kitas toks rimtas tyrimas buvo, kai peržiūrėjo įvairias programas, reiškia, 8 000 valandų buvo analizuota, ir 60% programų, reiškia, nustatė, kad buvo demonstruojamas smurtas. Dabar, geri veikėjai, pozityvūs veikėjai ir tie smurtavo, ar ne? 40% smurtinių veiksmų padarė tie geri personažai, su kuriais mes norim lygiuotis. Dabar 40% smurtinių veiksmų, kurios darė blogiečiai, buvo be pasiekmių. Tai yra jie nei kas jos pagavo, nei kas ką nors jiems pasakė ar padarė, tiesiog padarė ir tuo baigėsi. 75% skriaudėjų nesigailėjo tą smurtą įvykdė. 50%, kurie tą patyrė smurtą, skausmo nerodė. Lyg tai nesukelia skausmo toks įspūdis, ar ne? Susidaro. Virš 50% smurto scenų baigdavosi mirtim ir 40% buvo pateikiamos humoristiškai. Ne? Kaip toks, reiškia, humoras. Tai apibendrinant iš tiesų žiniasklaida kokią daro įtaką. Tai jinai, kaip Amerikos psichologų asociacija įvardino, didina jautrumą, reiškia, jautrumo sumažėjimą smurtui. Tarasi, mes darom tokie atbunkam, mažiau jautrus, šaudo, žudo. Taigi taip kasdieną tuose filmuose rodo, reiškia, tai kas čia tokio, ar ne? Ir toks įspūdis, kad būtų keista, jeigu to nebūtų, reiškia, man atrodo, gal net ir nustebtume, jungiam, reiškia, o ten rodo kokius nors, reiškia, filmus, kur nieks nieko nešaudo, nieks nieko negaudo, ar ne? Tai tas, kaip sakyti, įvardinama kaip toks nujautrinimas, reiškia, mes nujautrėjam tam smurtui ir tada jau jo, reiškia, gali būti tenais toj žiniasklaidai daug. Dar vienas iš veiksnių, kuris daro įtaką ir tam, kaip vaikai elgiasi mokykloje, tai apskritai fizinių bausmių naudojimas vaikų auklėjime.
vėlgi, ką tas fizinių bausmių naudojimas rodo vaikams. Jeigu, reiškia, vaikai patiria, ar ne, kad fizinės bausmės savo auklėjime, tai jiems yra duodamas ženklas, kad tai yra tinkama auklėjimo priemonė. Tai kas yra pastebėta, kad vaikai, kurie tas, reiškia, patyrė fizinės bausmės, linkę vėliau tą kartoti su savo vaikais, su savo partneriais. Čia ir yra tas smurto keliavimas per kartas. Tai yra mūsų auklėje, aš auklėju. Ir dar vis taip tenka ir susidurti su tokiu požiūriu, kai man žmonės kartais taip su pasipiktinimu netgi, reiškia, sako, kad o taigi kaip kitaip, bet kartais, tikrai reikia duoti. Ir toj vietoje aš noriu jums tą parodyti ištrauką, kurią gal žinot, gal nežinot, bet tokia iš tiesų įdomi iš 18 amžiaus elementoriaus apie rykštę. Reiškia, kuo mūsų proseneliai kokioj dvasiai augo. Rykštė. Šventa dvasia vaikelius mušti rodo. Rykštė ne krislo nekenkia sveikatai. Rykštė įvaro proto į galvą. Moko poterių ir nuo piktos kalbos gina. Rykštė tėvams paklusniais daro. Ožį išvaro, o rašto moko. Rykštė jei muša nesulaužys kaulų. Vaikelius sulaiko nuo visokio blogio. Rykštė jei vaikelį motina plaka, išgelbės tikrai jų sielą nuo pragaro. Rykštė užmoko uždirbti duoną, rykštė vaikelius nukreipia į dangų. Rykštė visokių dorybių yra mokytoja, rykštė piktus vaikus gerais daro. Motina, jei rykštės vaikams gailis, virvę ant kaklo jiems tada ruošia. Laimink Dieve mokytojus ir tas motinas, kurios tvoja rykštė mažus vaikelius. Laimink Dieve ir tokius miškus, kur rykštės augo nuo seniausių laikų. Mažiems gerai yra rykštė beržinė, o vyresniesiems botagas arba vytis ąžuolinė. Žvaigždė vaikams tą kalėdaitį duoda, todėl jį už tai tegul niekas neaploja. Na va, tai čia mūsų prosenelių reiškia, ar ne, auklėjimo priemonės. Aš manau, kad mes jau dabar esam kiek nutolę, ar ne? Nors, kaip minėjau, dar vis tiek, reiškia, atrasim tikrai žmonių, kurie nuoširdžiai tikės, kad tai tikrai padeda. Na, mes galim, kaip sakyti, tik tai pasižiūrėti į kai kurių kitų šalių patirtį ir pažiūrėti, kaip jiem pasisekė. Nes kai kas sako, kad jeigu mes jau šito dalyko nenaudosim, tai tada vaikai užlips ant galvos ir bus visiškai nebevaldomi. Ir jau tada viskas. Tai dėl to labai kartais reikia. Dabar žiūrim, kaip Švedijoje pas juos atsitiko, nes Švedija yra pirmoji valstybė, kuri, suprato, kad šitą praktiką reikia stabdyti. Ir tėvų taikoma fizinė bausmė buvo uždrauta 79 metais. Ir buvo specialus įstatymas tam sukurtas. Ir maždaug per 20 metų palaikymas, reiškia visuomenės palaikymas naudoti tas fizinės bausmes, tiesiog dramatiškai sumažėjo. Liko keletas procentų žmonių, kurie dar sakė, kad visai gerai būtų, kai apie tuos 79 metus buvo apie pusę suaugusių žmonių, kurie sakė, tai tikrai yra tinkama auklėjimo priemonė. Dabar, kai jie vertina, kokia situacija yra su jaunimo nusikalstamumu, su jaunimo problemomis, tai jie stebi tokį dalyką, kad priešingai nuo to, kai kas nors sakytų, bet nusikaltimų rodikliai mažėjo. Mažėjo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas ir mažėjo savižudybių. Dabar, kiek tai yra susiję tiesiogiai, netiesiogiai, čia yra kitas klausimas. Bet kad tikrai nepakenkia, reiškia, tokios priemonės, tai yra, kad bandymas tėvų iš auklėjimo išimti smurtinės auklėjimo priemonės, tai tas davė, tikrai ne blogų, o kaip tik, reiškia, rezultatų, kuriais švedai dabar džiaugiasi. Ir kaip matėt, tie patyčių rodikliai yra tikrai vieni mažiausių. Taigi, taip apibendrinant, iš tiesų mes visi turime ką veikti.
jeigu kalbėtų apie, pavyzdžiui, mokyklų vadovus, tai tikrai mokyklų vadovai, nuo jų irgi labai daug kas priklauso, kas dedasi mokyklose. Ir kiek mokykla įtraukia į šitų problemų sprendimą, kiek užduoda toną, kiek mokyklos įsitraukia į tam tikras programas, tai čia iš tiesų labai stipriai priklauso nuo mokyklų vadovų. Dabar nuo mokinių irgi tie dalykai priklauso, kai mes kalbėjom, ar ne, nuo to, kaip vaikai patys tame dalyvauja, kiek jie palaiko, kiek jie užstoja, kiek jie prisideda prie tų vykstančių patyčių, ar ne, o tas turi įtakos. Lygiai taip pat su tėvais, ką mes kalbėjom, ar ne, ir kiek jie, reiškia, demonstruoja įvairaus elgesio namuose, kiek jie yra prieinami, kiek jie su vaikais kalbasi apie tos dalykus, kiek savo elgesių demonstruoja, kaip reikėtų elgtis, vėlgi tai yra svarbu. Mokytojai, ar ne, mokytojų vaidmuo, kiek mokytojai pastebi, kiek reaguoja, kiek praneša apie tas problemas vykstančias, kiek bendradarbiauja su tėvais, kiek tėvai bendradarbiauja su mokytojais, ar ne? Reiškia taip pat ir kalbant ir apie įstatymų leidėjus, ar ne, ir tie, kurie finansuoja, tai vėlgi tom visom priemonėm reikalingos ir lėšos ir taip toliau. Na, ir nevyriausybinės organizacijos tokios kaip Vaikų linija, pavyzdžiui, ar ne, ir atsiduria čia, ar ne, ir kur mes su jumis kalbam ir diskutuojam.